Sveiki! Šiuo metu prastėjant ekonominė situacija Lietuvoje ženkliai išaugo vagysčių skaičius, o ypač iš gyvenamųjų patalpų. Kodėl vis dažniau girdime, kad vagys, liaudyje taip vadinamas šarvuotas duris, išlaužia greičiau nei per minutę? Ir ar tiesa, kad taip vadinamų šarvuotų durų saugumas priklauso tik nuo jas įstatytų spynų patikimumo? Visų pirma, net ir pati saugiausia spyna įstatyta į blogą metalinę durų konstrukciją nesuteikia patalpoms saugumo. Netinkamai pagamintas metalinės duris galima išlaužti su vienu nediduku laužtuvėliu per minutę ir netgi greičiau, nežiūrint į tai, kad tose durise stovi net dvi aukščiausių saugumo spynos. Jūs dabar matote, kaip išlaužiamos liaudyje taip vadinamos šarvuotos duris neprofesionalaus įsilaužėlio, kuris naudoja tik vieną nediduką laužtuvėlį. Kadangi šios durys buvo pagamintos kaip paprasta metalinė dėžė, o ne laužimui atspari durų konstrukcija, todėl laužiant durų varčia ir stakta lengvai deformuojasi, linksta, keičia formą ir durys išlaužiamos labai greitai bei be didesnio triukšmo. Ir dar kalbant apie triukšmą, turiu atkreipti dėmesį į tai, kad laužiant šias duris nei vienas kaimynas net neiškišo nosies pasižiūrėti, kas čia vyksta. Norint sukurti atsparias įsilaužimui duris, reikia atlikti daugybę įsilaužimo bandymų notifikuotose laboratorijose, kuriuose yra sukaupta informacija apie visus galimus įsilaužimo būdus. Notifikuotos laboratorijos specialistai patikrina, ar durys yra atsparios visiems žinomiems įsilaužimo metodams ir tik tuomet suteikia jiems vienokį ar kitokį saugumo lygį. Deja, Lietuvoje vis dar nėra įkurta tokia laboratorija, kuri galėtų patikrinti durų atsparumą įsilaužimui ir garantuotų už atliktų bandymų rezultatą. Todėl didžioji dalis Lietuvoje pagamintų durų yra abejotino saugumo. Kaip pavyzdį, galiu paminėti, kad buvome nuvežę į Vokietijos notifikuotą laboratoriją lietuviškas šarvuotas duris, kurioms Lietuvoje buvo suteikta 4 saugumo klasė. Ir po atliktų įsilaužimo bandymų paaiškėjo, kad jos netitinka jokios saugumo klasės. Šarvuotos durys buvo išlaužtos mažiau nei per minutę, naudojant tik vieną laužtuvėlį. Nuo 2008 metų pradžios mes atlikome daugybę bandymų notifikuotoje vienoje garsiausių vakarų Europos mokslinių tyrimų laboratorijoje IF Trondheim, Vokietijoje. Mūsų sukurti apsauginių nuo įsilaužimo durų modeliai visiškai skiriasi nuo šarvuotų durų gaminamų Lietuvoje. Kaip vienas iš pavyzdžių, apsauginės durys Skydas Premium. Jos pasižymi itin aukšto atsparumų įsilaužimui, o taip pat labai gera garso izoliacija bei priešgaisrinėmis savybėmis. Aukščiausio saugumo spyną saugo net 2 nepragręžiamos mangano plokštelės. Pagrindinės ir papildomos spynų korpusai įmontuoti apsauginėse plieninėse dėžutėse. Padidinto saugumo vyriai, kurie yra gaminami pagal specialų užsakymą. Vyrių pusėje yra net 8 rakinimo taškai. Spynų pusėje yra 6 rakinimo taškai, o taip pat po vieną iš viršaus ir apačios. Spynų kaiščiai papildomai apsaugoti metaliniuose vamzdeliuose. Varčia susideda iš kombinuotos konstrukcijos, grotos, lakštas ir vėl grotos. Todėl įveikus išorės grotas, duris dar toliau saugo lakštas ir vidinės grotos. Papildomos standumo briaunos, kurios neleidžia deformuoti varčios. Dvigubas lakšto apšildymas. Presuotas akmens vatos sluoksnis po 3 cm iš abiejų pusių. Tai durims suteikia net 45 decibelų garso izoliaciją, kuo negali pasigirti net elitinių apsauginių durų gamintojai vakarų Europoje. Spynos kaiščius nuo pažeidimo dengia ne lakštas, o 15 mm lankstytas varčios profilis. Labai svarbus yra staktos įtvirtinimas angoje. Ji tvirtinama kaiščiais su apsauginėmis plieninėmis įvorėmis, kurios atsiremia į sieną ir neleidžia laužimo metu staktą pajudinti iš vietos, o taip pat apsaugo tvirtinimo kaiščius nuo nupjovimo. Dabar jūs matote, kaip buvo laužiamas šios durys naudojant didžiulius laužtus, grįžimo, kalimo ir kitus įrankius. Nuplėšima durų apdaila.
Dėl tvirtos durų konstrukcijos nepavyksta atlenkti durų kampo, kaip buvo daroma ankstesniuose vaizdeliuose. Matote, kaip gręžimo ir kalimo būdu bandoma prieiti prie spynos kaiščio. Kadangi jis apsaugotas metalinėme vamzdyje, tai įsilaužėliui prireikia papildomo laiko pasiekti kaištį, o ir nupjovus jį, durys nejuda iš vietos. Bandoma pragręžti spyną, bet šiuo atveju spynų korpusą saugo dvi nepragręžiamas mangano plokštelės bei specialios metalinės dėžės spynoms. Toliau matome, kaip bandoma pragręžti spynos kaiščius, bet priėjimą prie spynos kaiščių saugo 15 mm lankstyta durų briauna. Smūgiuojant į spynos korpusą, tikimasi išmušti spyną, kadangi, kaip jau ir minėjau, ją gręžti nėra tikslo, nes ji papildomai saugoma dviejomis nepragręžiamomis plokštelėmis, o ir pragręžusios korpusą spyna tiesiog užsiblokuotų. Neįveikus durų spynų pusėje, dabar gręžiant, kalant ir laužiant bandoma pažeisti apatinį vyrį. Net ir nupjovus jį, dėl vyrių pusėje esančių 8 rakinimo kaiščių bei labai standžios ir tvirtos metalinės konstrukcijos įsilaužimas neįmanomas. Šios durys buvo bandomas išlaužti ilgiau nei valandą, bet jų atidaryti taip ir nepavyko. Tad akivaizdu, kad už tokių durų jūsų namai taps tikrai neįveikiama tvirtovė nekviestiems svečiams.